Iš Evangelijos pagal Matą. 11 mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisertinęs Jėzus prabilo: man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Šiandien yra švenčiausiosios trejybės iškilmė. Tai sekmadienis, kuris betarpiškai seka sekminių iškilmę. Tos dienos proga mes girdime Evangelijos ištrauką pasakojančią apie vieną iš paskutinių Jėzaus susitikimų su apaštalais. Ši Evangelija yra parinkta todėl, kad iš paties Jėzaus lūpų girdime įvardinant, kad Dievas, kurį tikime, kuriuo pasitikime, mus gelbstintis Dievas yra Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Būtent tuo vardu, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu, turi būti pakrikštijami visi, kurie įtikės Jėzų Kristų. Mūsų krikščioniškas tikėjimas, išpažįstantis, kad yra vienas Dievas trijose asmenyse, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, yra išskirtinis tikėjimas. Yra žmonių, kurie teigia, kad Dievo iš viso nėra. Kiti sako, kad egzistuoja kažkokia tai dvasinė, aukštesnė jėga, energija, būtybė. Dar kiti pripažįsta, kad yra vienas Dievas. Ta tikėjimą išpažįsta taip vadinamų monoteistinių religijų išpažinėjai, konkrečiai judaizmo ir islamo. Su jais mes kartu tikime, kad iš tiesų yra vienas Dievas. Bet mūsų krikščioniškas tikėjimas išsiskiria iš kitų monoteistinių religijų būtent tuo tikėjimu, kad Dievas, kuris yra vienas ir vienintelis, dangaus ir žemės kūrėjas, jis nėra vienišas. Mes tikime, kad jis yra Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Ir ši tikėjimo tiesa, kuri iš tiesų yra pirmoji, pagrindinė mūsų tikėjimo tiesa, išreiškia mūsų krikščionišką tapatybę. Nes į tokį Dievą tiki, tokį Dievą išpažįsta tik tai krikščionys. Paaiškinti šią tikėjimo tiesą yra didelis iššūkis. Mes žinome, kad daugybė teologų istorijoje bandė tą padaryti. Mes turime įvairių meno kūrinių, kurie taip pat vienaip arba kitaip bando atvaizduoti trejybės slėpinį. Vienas iš įdomiausių pasakojimų, kurį 2000 metų krikščionybės mums pateikia, yra paties Šventojo Augustino. Šis teologas, vienas iš didžiųjų teologų, taip pat stengiasi įsigilinti į švenčiausiosios trejybės slėpinį ir yra palikęs mums labai svarbių raštų, kurie iki šiol sudaro švenčiausios trejybės teologijos lobyną. Taigi šventasis Augustinas pats papasakoja apie tai, kaip vieną kartą, paskendęs klausimuose apie švenčiausią trejybę, jisai vieną naktį susapnavo sapną. Jam vaikštant jūros pakrantę, jisai pastebėjo smėlyje, pliaže bežaidžiantį berniuką, kuris iškasęs mažą duobutę rieškutėmis sėmė jūros vandenį ir pylė jį į tą duobelę. Kai Augustinas paklausė, ką tas vaikas daro, vaikas atsakė, kad bando jūrą supilti į tą duobutę. Žinoma, Augustinas pasistengė vaiką paprotinti, sakydamas, kad to neįmanoma padaryti, kadangi jūra yra begaliniai didelė ir jokia duobelė, jokios žmogiškos rankos negali jo susemti. Ir tuomet tas vaikas paklausė jau visai nevaikiškai: tai kaip tu, šventasis Augustinai, tikiesi švenčiausios trejybės slėpinį išaiškinti žmogiškai, žmogiškomis sąvokomis? Šis pasakojimas mums iš tiesų yra nuoroda į tai, kad į švenčiausią trejybę mes pirmiausia turime tikėti. Ir netrukus pakalbėsime, kodėl mes taip tikime. Tačiau jau iš karto svarbu pasakyti, kad bandydami suprasti šį tikėjimo slėpinį, mes pirmiausia turime juo tikėti. Vis dėlto bažnyčioje mes galime rasti Jėzaus paveikslus, šventųjų paveikslus, galime rasti tos bandymus atvaizduoti
ir Dievą Tėvą, ir Dievą Šventąją Dvasią, ir bažnyčia leidžia tą daryti. Tam pagrindas yra Jėzaus Kristaus įsikūnijimas. Dievas Sūnus iš tiesų tapo žmogumi ir dėl to galima jo žmogiškąjį atvaizdą, jo žmogiškąjį pavidalą atvaizduoti. Su Šventąja Dvasia yra kiek sunkiau. Šventoji Dvasia šventame rašte yra kartais atvaizduojama balandžio pavidalu, ugnies liežuvių pavidalu. Taigi mes turime biblinį pagrindą taip pat vaizduoti tam tikrais simboliais Šventąją Dvasią. Tačiau apie Tėvą mes nieko negalime tikslaus pasakyti žmogiškomis sąvokomis, tai atvaizdų sąvokomis kalbant. Jis gyvena neprieinamoje šviesoje ir Jėzus yra sakęs, kad tik Sūnus matė Tėvą. Todėl turime būti tikrai atsargus su tais meno kūriniais, kurie bando vaizduoti švenčiausią trejybę, bet taip pat turime būti labai atsargus ir su savo turimais įsivaizdavimais. Net jeigu paveiksluose matome Dievą Tėvą kaip senelį su barzda sėdintį soste, neturėtume tų atvaizdų perkelti taip vienareikšmiškai į mūsų tikėjimo sąmonę. Jo labiau, kad galima rasti tokių paveikslų ar statulų, kurie prieš tai vertinant yra net ir klaidingi. Taigi, kodėl mes vis dėlto tikime į švenčiausią trejybę ir iš kur šitas tikėjimas ateina? Atsakymas yra labai vienareikšmiškas. Mūsų tikėjimas remiasi šventuoju raštu ir ypatingai Jėzaus mokymu. Tai yra mūsų viso tikėjimo pagrindas ir ypatingai mūsų tikėjimo, kad yra vienas Dievas švenčiausioje trejybėje. Ne kažkokiais tai žmonių pagrįstais argumentais remiamės, bet šventuoju raštu, tuo apreiškimu, kurį Dievas mums suteikė. Čia mes kalbame apie tikėjimą, ne apie žinojimą. Tik nukeliavę į amžinybę mes galų gale pamatysime tą vienintelį gyvąjį tikrąjį Dievą, kurį dabar tikime. O dabar šios žemiškos kelionės metu mes galime tikėti. Dievo malonė mums padeda pritarti tai apreikštai tiesai. Patys tos tiesos mes negalime sugalvoti. Mums reikia Dievo malonės pagalbos, mums reikia švento rašto šviesos, mums reikia bažnyčios dovanojamos tikėjimo pažinimo malonės, kad galėtume tikėti. Savo jėgomis šios tikėjimo tiesos negalėtume atrasti. Jau tikėdami mes galime atpažinti tam tikrus ženklus, kurie tarsi patvirtina mūsų tikėjimą į švenčiausiąją trejybę, bet niekada nebus pateikta neginčijamų švenčiausios trejybės egzistavimo įrodymų. Amžių bėgyje teologai ir bažnyčia, visa bažnyčia vis giliau suprato ir vis tiksliau įvardino tam tikrus šios mūsų tikėjimo tiesos aspektus. Mes šiandien galime tiksliai pasakyti, kas nėra švenčiausioji trejybė. Pavyzdžiui, labai aiškiai galime įvardinti tai, kad Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia paimti kartu nėra daugiau nei vienas Dievas. Mūsų žmogiškose sąvokose trys tarsi sudedamosios dalys visada yra daugiau negu kiekviena dalis paimta atskirai. Dievo atveju taip nėra. Yra tik vienas Dievas, kuris yra Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Ir vienas Dievas nėra mažiau nei Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia paimta atskirai. Kitas pavyzdys, kuris aiškiai rodo, kaip mūsų žmogiškosios sąvokos negali išreikšti Dievo tikrovės, yra laiko samprata. Amžinybė, kurioje yra Dievas, tai nėra ilgas laikas su daug valandų, daug dienų, daug metų. Dievas yra amžinas ir tai reiškia, jis yra be pradžios ir niekada neturės pabaigos. Žmogiškai mes net negalime suvokti, kaip taip gali būti. Tačiau mūsų ieškojimai, mūsų bandymai suprasti, kaip gali Dievas būti visako kūrėjas, visako pradžia ir tikslas, mus veda prie būtent tokios amžinybės sampratos. Visas bažnyčios tikėjimas į vieną Dievą trejybėje yra sudėtas į mūsų tikėjimo išpažinimą. Kredo, kurį kalbame kiekvieną sekmadienį dalyvaudami šventose mišiose,
arba iškilmių dienomis yra tarsi koncentratas viso mūsų krikščioniško tikėjimo. Mes tikime, kad yra vienas Dievas, kuris yra tėvas, dangaus ir žemės kūrėjas. Mes išpažįstame mūsų tikėjimą į Dievą Sūnų, kuris dėl mūsų išganimo tapo žmogumi. Jisai kentėjo, mirė ir buvo prikeltas. Tada įžengė į dangų ir tikime, kad jisai sugrįš, laukiame jo sugrįžimo. Tikime į Šventąją Dvasią, kur yra Dievas kaip tėvas ir sūnus. Mes ją garbiname lygiai taip pat kaip tėvą ir sūnų. Šventoji Dvasia mus pašventina, jinai teikia mums gyvybę. Šiandien, kaip ir kitomis šventinėmis dienomis arba sekmadieniais, mes tą tikėjimo išpažinimą kalbėsime. Kviečiu tą bažnyčios mums dovanojamą tekstą labai sąmoningai kalbėti, tam, kad tie žodžiai, kuriuos tariame, iš tiesų išsakytų mūsų tikėjimą. Nes būtent čia yra mūsų krikščioniško tikėjimo tapatybė. Būtent taip tikėdami mes ir tampame krikščionis. O šitą šventę būna mums visiems proga dar kartą tarsi atgaivinti šį tikėjimą, tam, kad jisai ir toliau mus lydėtų toje kelionėje į amžinybę, kuomet mes šitą gyvąjį tikrąjį Dievą galėsime išvysti veidas į veidą ir jo garbėje, jo malonėje, jo meilėje džiaugtis.